Tai sveiki atvykę į 31-osius Lamrimčenmo skaitymus. Ir po 2 savaičių pertraukos toliau skaitysim, bet kaip visuomet nuo maldos pradėkime į invokacijos. Sangye chodang tsoki chonamla changchu pardu dagni kyapsu chidagi jinsoki pei sonamgi drola penchir sangye druparsho sangye chodang tsoki chonamla Changchu partu dagni kyapsu chitagi jinso gi bei sanamgi drola penchir sangye druparsho sangye chodang tsogi chonamla Changchu partu dagni kyapsu chitagi jinso gi bei sanamgi Drola penčir sankė truparšio. Taip, taigi mes jau prieš 2 savaitės, tuomet jau artėjome prie pabaigos to skyrelio, kuriame šnekama apie tą tokį bendrinį įvadą apie 3 tipų asmenis ir ten, kaip visuomet, žinom, kad daug yra tų visų suskirstimų Lambrim tekste. Turiu mintyje daug tų smulkesnių, yra bendresni skyreliai, yra smulkesni, tai ten buvo toks, sakykime, priežasties berods ir poreikio. Dabar bus tokio suskirstimo į 3 tipų asmenų poreikis bus aptariamas. Tai iš esmės labai artimos tos kategorijos, priežastis ir poreikis. Net nebūtinai galiu labai tiksliai dabar paaiškinti, kuo jie skiriasi būtinai, bet aš jeigu neklystu, tai mes neskaitėm šitos vietos, tai tuomet ir čia tęsime ir šiandien tikrai turim, manau, pabaigti tai ir pereisime jau prie temų, kurios siejasi grinai su tos žemiausio pajėgumo asmenimis. Taigi, paskaitykime. Jeigu mažosios ir vidutinės gebos asmenims skirti mokymų ciklai yra didžiosios gebos asmens parengiamosios praktikos, tuomet regis pakaktų juos laikyti didžiosios gebos asmens kelio pakopomis. Kodėl tad reikia vartoti posakį kelio pakopos bendro su mažosios ir vidutinės gebos asmenimis? Į tai atsakoma, 3 rūšių asmenys išskirti atskirai ir juos atitinkamai vesti yra būtina dėl 2 svarbių priežasčių. Pirma, taip sugriaunama akivaizdi puikybė tų, kurie dar neišugdė proto nuostatų bendrų su mažosios ir vidutinės gebos asmenimis, vis dėlto skelbiasi esą didžiosios gebos asmenys. Antra, tai teikia didelę naudą aukščiausios, vidutinės ir žemiausios gebos protams. Kaip ši nauda pasireiškia? Net ir 2 aukštesniosios asmenų rūšys turi siekti aukštesnės būklės ir išsivadavimo. Todėl nėra jokios klaidos didžiosios ir vidutinės gebos asmenims, kurios reikia vesti keliu, aiškinti tas praktikas, kurios lavina mažosios ir vidutinės gebos asmenų nuostatas. Priešingai tai ugdo jų darybinės savybės. O jeigu žmogus yra žemiausios gebos, tuomet net jei jis būtų lavinamas nuo aukštesniųjų praktikų, aukštesnioji nuostata jame nekiltų. Atsisakius žemesniosios, jis liktų be nieko. Be to, jeigu tam, kuris turi aukštesnę lemtį, paaiškinami bendrieji keliai ir jis juose lavinamas, tuomet tos darybinės savybės, ar jos jau po anksčiau kilusios ar ne, greitai atsiranda. O kai žemesniosios pakopos jau yra išugdytos, jį galime vesti vis aukštesnėmis pakopomis, todėl jo paties kelias nėra užvilkinamas. Taip, tai dabar kaip čia yra, kas čia vyksta šitam paragrafe pradžios poreikio, tai iš principo užduodamas klausimas, kodėl yra toks, tiesiog toks posakis specifinis, labai Tsongkhapa vartoja tokį pasakymą, kad tai kelio pakopos
bendro su mažosios ir vidutinės kepos asmenimis. Ir iš esmės, kodėl negalima sakyti, kad mažoji ir vidutinė pakopa yra tiesiog didžiosios kepos asmenų pakopos. Nu, čia atrodo tokia scholastinė smulkmena, nieko čia tokio labai ypatingo tas klausimas, bet kažkaip nu, Tsongkapas vis tiek nusprendžia paskirti dėmesio atsakyti šį klausimą. Čia išskiriamos dvi priežastis. Pirmoji priežastis tai tiesiog, jo, kaip matom, akivaizdžiai parašyta, kad puikybė iš principo yra būtent viena pirmųjų priežasčių, kad jeigu laikytume, kad pirmoji ir antroji pakopa yra iš esmės pakopa aukščiausiai, būtent aukščiausio pajėgumo asmenims, tuomet galėtų atrodyti galbūt, kad iš principo ta pirmoji ir antroji pakopa, ji yra tarsi kažkuo tai mažiau reikšminga galbūt ir tiesiog galėtų kažkaip atrodyti, kad iš karto norėti eiti prie tų aukštesniųjų praktikų, praleidžiant tas pirmą ir antrąją, reiškia, pirmosius ir pirmą ir antrąjį lygmenis. O dabar antrasis paaiškinimas, iš tikrųjų, man jis nuoširdžiai tariant irgi labai panašus, čia tokie labai menki skirtumai. Tai tiesiog galbūt pasakoma, kad vėlgi, kad iš esmės tas pats, bet kitų kampų šiek tiek, kad tiem, kas iš principo turi aukščiausią motivaciją, turi tą potencialą aukščiausiai motivacijai, kad vis tiek jiems yra vertinga eiti per tas, ir kaip matysime šiandien, skaitysime, per tas tarsi žemesnesias praktikas, nes tos praktikos irgi jiems, be jų iš esmės tu negali pasiekti aukščiausio bodhisattvos laipsnio. Tai tiesiog tai yra kaip būtinas dalykas, o yra dalis asmenų, kurie galbūt nepajėgia, tarsi apskritai nepajėgia siekti tokių tikslų, arba galbūt pajėgtų po ten daugybę tūkstančių gyvenimų siekti, tai tuomet kažkaip irgi būtų keista įvardinti, kad galbūt, kad tai yra tarsi tik parengiamosios pakopos aukščiausiai pakopai, nes tiems asmenims vis tiek jie negali orientuotis tą aukščiausią lygį ir reikia tiesiog pradėti nuo tų žemesnių. Tad, man atrodytų, kad čia šiaip toks labai smulkmeniškas klausimas ir, sakant, ne visiškai žinau, kodėl būtent čia taip reikia į tai galbūt gilintis, bet greičiausiai iš esmės viskas susiveda į tai, kad Tsongkhapa nori pabrėžti, kad net ir šita skirtis, vėlgi tų tarsi žemesniųjų, vidutinių praktikų, tai iš tikrųjų tai nereiškia, kad jos kažko blogos yra, tos praktikos ar nereikalingos, čia gal yra esmė viso to. Ir tos praktikos, jos yra grindžiančios aukštesnės praktikas, bet kad jeigu jos grindžiančios, tai nereiškia, kad jeigu jau grindžia, tai savaime svarbios, jeigu jos eina prieš tai, tai nereiškia, kad jos nesvarbios ir jas reikia praleisti kažkaip, nes kažkokiam tai asmeniui tos praktikos gali būti kertinės. Iš principo jis daugiau net ir nelabai gali pasiekti galbūt artimiausioms tūkstantį gyvenimų įsikūnijimų. Tai bent jau aš taip suprasčiau, tai kas čia yra sakoma, bet šiaip čia yra ta įdomi įtampa tarp to, kad apskritai visa šita trijų asmenų išskirimas šitas jis tokį implikuoja dalyką, kad tarsi, kad galėtų atrodyti, kad yra kažkoks tai nulemtumas, kad pirmo ir antro tipo asmenys tiesiog jiems taip yra duota, kad jie niekada ir negali pasiekti to būtent aukščiausio lygmens. Bet iš esmės aš tai
labiau gal linkčiau sakyti, kad jie gali pasiekti, bet tik tai yra didžiuliai labai skaičiai, tai yra nu tokiais begalybės perspektyvai tai labai tolimas kelias, tai dėl to sąlyginai sakoma, kad jie yra tie žemesnios ir vidutinės gebos asmenys, bet teoriškai visi gali, tik tai skiriasi gal laikas, per kurį gali pasiekti dėl jų karmos tiesiog. Tai vad bent aš tai paaiškinčiau. Tai va, tai dabar tuomet kviečiu Jūs pasisakyti, gal norit kažką pasitikslint ar panašiai. Nu, man atrodytų, kad čia gan ir turėtų aišku būti, bet nežinau, nebent kažkokį va, teorinį klausimą kažkoks kyla apie dar kartą, apie tuos asmenis. Bet jeigu ne, tai galim, galim judėti ir į priekį. Taip, tai skaitykim toliau, kad protą reikia vesti palaipsniui mokoma Taranių valdovo karaliaus klausimuose. Ten kaip pavyzdys pateikiamas įgūdęs brangakmenių meistras, kuris brangakmenį šlifuoja palaipsniui. Šis vaizdinys pritaikomas mokymo prasmiai. Baimindamasis pernelyg išsiplėsti, ištraukos čia necituosiu. Globėjas Nagarjuna taip pat sako, pirmiausia mokoma aukštesnę būklę vedančių mokymų, o vėliau to, iš ko kyla tikrasis gėris. Įgijus aukštesnę būklę, palaipsniui pasiekiamas tikrasis gėris. Taip jis moko, kad į aukštesnės būklės ir tikrojo gėrio kelius reikia vesti nuosekliai pakopomis. Kilnusis Asanga taip pat sako, bodhisattvos, norėdami, kad turybinė nubudimo pusė būtų įgyvendinta teisingai ir palaipsniui būtybėms turinčiomis vaikišką išmintį iš pradžių moko lengvų mokymų ir skatina jas sekti lengvais nurodymais bei paaiškinimais. Kai jie supranta, kad tos būtybės jau įgijo vidutinę išmintį, skatina jas sekti vidutinio lygmens mokymais, vidutinio lygmens nurodymais ir vidutinio lygmens paaiškinimais. Kai jie supranta, kad tos būtybės jau įgijo plačią išmintį, moko jas gilių mokymų ir skatina sekti subtiliais nurodymais bei paaiškinimais. Tai yra nuosekli gerovė teikianti veikla tų būtybių labui. Kilnusis Arija Tėva veiksmų santraukos žiburyje taip pat paaiškina, kad pirmiausia reikalavintis tobulybių važiuoklės nuostatoje, o tik po to įžengti į mantrų vežimą. Jis pagrindžia, kad tai turi vykti palaipsniui ir šią mintį apibendrina taip. Būtybėms, kurios yra pradedančiųjų prigimties ir nori žengti aukščiausiąją prasme, tobulasis Buda šį metodą nusakė kaip laiptų pakopas. Taip pat 400 mokoma, kad kelio seka yra apibriešta. Iš pradžių atgręžiama tai, kas nėra nuopelnas, viduryje atgręžiamas aš, galiausiai atgręžiamas visos blogos pažiūros. Kas tai žino, tas yra išmintingas. Mokytojas Makhol taip pat sako, kaip spalva uždedama ant nesutepto audinio, taip iš pradžių kalbomis apie dosnumą ir panašius dalykus mokinių protą pažadinamas gėris. Tik po to jie paskatinami medituoti dharmą. Šią ištrauką kaip autoritetingą liudijimą cituoja ir didysis mokytojas Čandrakirtis, taip pat nustatydamas apibrėžtą kelio seką. Kadangi praktikoje kelio vedimo tvarka pasirodo esanti nepaprastai svarbi, reikia įgyti tvirtą tikrumą dėl šio metodo. Ir šituo paragrafu yra pabaigiamas bendrasis įvadas į 3 tipų asmenis ir tuomet jau pereinama bus, netrukus pereisim prie to žemiausio tipo praktikų, žemiausio pajėgumo asmenimis susijusių praktikų. Ir šitas pabaigiamasis paragrafas, kas čia yra daroma iš principo, čia Tsongkhapa pabando paieškoti iš įvairių, ne tik pabando ir pateikia citatų iš įvairių tekstų ir praktiškai iš įvairiausių Mahajanos didžiosios važiuoklės šaltinių, kuriuose yra kalbama apie tą pakopinio mokymo svarbą. Ir čia visi pavyzdžiai būtent tą ir nurodo vienokią ar kitokią formą. Tsongkhapa tuo pagrindžia, kad ir jis, remiantis tradiciją, taip pat pateikė savo mokymus tuo būtent laipsniniu būdu. Visus juos gražiai į tą tokią struktūrą įrėmina. Galim tuos
pateiktus čia pavyzdžius truputį pasiaiškinti, bet kai kurie jie gan ir taip, manau, aiškus yra. Tai pavyzdžiui, na, įgudęs brangakmenių meistras, kuris brangakmenį šlifuoja palaipsniui. Tai čia irgi idėja tokia, kad brangakmenis yra vienas iš mėgstamų budistinių simbolių, jis simbolizuoja mūsų, na, tokį visoms gyvoms būtybėms prieinamą, neįkainojamą Budos būvį, kuris yra savaime puikus, nuostabus dalykas, bet pradžioje tas brangakmenis jis gali turėti įvairių nešvarumų, būti apsinešęs, ten reikia jį nušlifuoti. Ir žinoma, būtent, būtent brangakmenių meistras, tai jis negali iš karto visko padaryti, jis viską daro palaipsniui, yra seka tam tikra, kaip tas šlifavimo procesas vyksta. Ir pasako, kad Tsongkhapa necituos visos ištraukos, čia ir taip maždaug pati idėja gan aišku. Po to pacituojamas Nagarjuna, garsusis mokytojas, šiaip yra du Nagarjunas. Yra vienas tai vidurio kelio mąstytojas garsiausias, Matjamokos, o kitas Nagarjuna laikomas tantros mokytojų didžiuoju. Galbūt tas tantros mokytas išgalvotas pagal tą kitą istorinį Nagarjuną, bet kaip ten bebūtų, šitas Nagarjuna greičiausiai yra tas didysis mąstytojas Nagarjuna. Ir Nagarjuna sako, kad mokama tų mokymų, iš kurių iš pradžių tų, kad kiltų, kad iš pradžių pasiekiama aukštesnė būklė, o iš tos po to, kai tie mokymai įsisavinami, kuriais pasiekiama aukštesnė būklė, tuomet galima siekti tikro gėrio. Tai aukštesnė būklė reiškia tiesiog geresnis įsikūnijimas, tai tiesiog mes visi norim, arba dar banaliau atsimenam, skaitam, tos žemiausios motivacijos žmonės tą aukštesnę būklę gali dviejopai suprasti. Viena vertus, jie gali suprasti kaip tiesiog gerą materialų gerbuvį šiame gyvenime, bet apie Tsongkhapą šitos beveik nekalba, o tokie pažangesni žemiausios motivacijos žmonės jau galvoja apie pomirtinį gyvenimą, tai nori geresnio atgimimo, tai irgi jau yra geras mąstymas, kad jau siekiama to geresnio atgimimo, tai yra jau pirmas žingsnis, bet po jo reikia siekti tikrojo gėrio, tai yra siekti, kad iš vis nebūtų įsikūnijimų, ir tai yra sinonimas išsilaisvinimo tikrasis gėris. Tik žinoma, kaip ten žinom, vidurinio tipo asmuo nori tiesiog asmeninio išsilaisvinimo, o aukščiausio tipo asmuo nori, kad visos gyvos būtybės būtų išlaisvintos. Tai toks skirtumas, bet esmė, kad yra vėlgi ta seka. Dabar pacituojamas Asanga, kitas jau ne vidurio kelio mokytojas, garsusis, bet jogačaros, jogos praktikuotojų tradicijos vienas kūrėjų. Tai ir jis kalba apie tai, kad bodhisattvos moko irgi, numanoma, aukšto lygio bodhisattvos, mokytojos moko būtent būtybėms pagal jų supratimą. Tai čia labai tipinis toks tų, kaip čia mes lietuviškai verčiam, išmaniųjų mokymo priemonių pavyzdys, kaip Mahajanui tai veikia, kad iš pradžių tom būtybėm, kurios neturi gilaus supratimo apie dalykus, negali iš karto pasakoti apie tuštumą, nes tiesiog ir šiaip, ir jūs, manau, galėtumėte suprasit, pavyzdžiui, kažkas ateina mokytis budizmo ir iš karto, jeigu pradės jiems kalbėti apie tuštumą, tai gali, šiaip labai patrauklu, nes populiarioje kultūroje labai nori apie tą tuštumą girdėti ir suprasti, bet iš esmės tuštuma yra aukščiausias mokymas, kuris yra rezervuojamas tik tai tiems, kurie supranta, pereina visą šitą kelią. Nes jeigu prie jo šoki, tu darai klaidą, nes tu negali vertinti, kas iki to laikoma yra setapinama, kaip yra viskas ruošiama iki to laiko, iki tuštumos. Ir tu nesuprasi tuomet reikšmės tos tuštumos. Tai prieš tai reikia tos paprastesnius visokius mokymus pateikti ir tada, kai jau įsisavinami, vėlgi jau galima eiti tuos pačius aukščiausius pateikti. Tai va, Asanga irgi tą patį kalba, po to Aryadeva toks cituojamas, irgi vidurio kelio mokytojas, ir kad jis čia šiuo atveju iš kito kampo pasako, kad va, žiūrėkit, yra sutrų mokymas ir tantrų mokymas, tai net ir šitoje vietoje yra perskira, kad, pavyzdžiui, negali eiti ir mokytis, eiti į tantrą, jeigu tu apie sutras nieko nežinai. Pirmą turi išmokti apie sutras ir tik tada į tantrą eiti, nes
negali tiesiog praleisti. Šiaip įdomus požiūris, nes yra tokių, kurie teigia ir kad iš karto galime į tą antrą šokti, be jokių sutrų. Tai, bet čia šiuo atveju Ariedeva tą kitą požiūrį pasako. Ir panašiai toliau irgi yra, kad bet ant 400 dar vienas tekstas, kur irgi yra seka, kad pirmą tą padarai, po to tas ir tada seka kitas. Ir čia aš jau visus tos pavyzdžius beveik ir paaiškinau. Dar vienas yra toks mokytas Makhol, kas reiškia tibetietiškas vertimas indiško mokyto Matarčetos. Ir tiesiog pavyzdys yra tame, kad spalva uždedama ant nesutepto audinio. Tai turime minti, kad žinoma, kad jeigu mes norim nudažyti audinį kažkokį, tai mesgi dažysim ant švaraus audinio. Tai čia irgi logika iš buitinio paralelė, kad tai pirmą tą audinį mes išplaukime gerai ir tada tik dažykime, tai pirmą užsimkime pasiniais dalykais. Tai būkime tiesiog geri žmonės, ugdykime tą etinės dorybės, nežudykim, nevokim, nesmurtaukim, nemeluokime, kitiems nekelkime kažkokių nemalonumų mūsų kalba ir panašiai. Ir po to jau galima eiti prie sudėtingesnių dalykų. Tai yra padarykime tą nesuteptą audinį ir tada eikime prie kažko tai sudėtingesnio. Tai iš principo aš manau pakomentavau šitą paragrafą. Tai ir juo ir pabaigiamas tada šitas jau skirelis. Ir dabar jau tikrai prašau jūsų, gal turit kažkokių apibendrančių pastebėjimų. Aš beigi įsivaizduoju, kad jūs sakysit, kad taip, čia viskas labai aišku ir čia jokių problemų nekyla. Bet gal vis tiek nors kažkokie pamastymai. Taip, tai panašu, kad jeigu taip viskas aišku, na aišku, aš suprantu, kad kartojasi medžiaga, bet džiugu. Ir bijau, kad neužteks po to paruoštos medžiagos šiandienai. Nebuvo dar taip, kad neužtektų, tai jeigu neužteks, sustosime. Tai dabar, Gal aš tokį klausimėlį mažą užduočiau. nu prašau, Tautvydai, sakyk. Čia, kaip suprantu, vis dėlto vis tiek yra labai šitoj tradicijoje stiprus tas mokytojo ir mokinio tam tikras santykis, kur jau mokytojas iš tikrųjų turbūt, kaip ir kitose budistinėse tradicijose, hierarchiškai labai aukštai stovi santykėje su mokiniu. Šitą turiu pripažinti turbūt, ar ne? Neabejotinai taip. Na ir čia turbūt irgi yra pakankamai didelis skirtumas ir socialinis, ta prasme, su vakarų filosofijos ištakomis arba to pačiom, ta vertus tom pačiom filosofinėm mokyklom vakaruose turbūt, kur dialogas vis dėlto galbūt daugiau būtų pabrėžiamas, nors irgi turbūt ne visose laikmečiuose. Kaip pati galvoja apie tai? Ar tai yra stipresnis tas santykis hierarchinis, daug stipriau negu vakaruose, pavyzdžiui? Čia gerai klausiu, Tautvydai. Sudėtingai klausiu, aš sutinku. Gerai, ne, viskas puikus klausimas. Man atrodo, kad tas nėra taip juoda balta. Apskritai, tu gerai visuomet į tokią įtampą klausimais nukeli mus, kur tarsi norisi prieš pastatyti. Vakaruose yra taip, o būtent, tarkim, čia grubiai, rytai vakarai iš viso bendrinės sąvokos, kuriuo geriau nevartoti, vakaruose taip, ten rytuose taip, tai tavo klausimai tokia implikuoja dalyką, kas yra labai gerai, mes turim įtampą ir galim pamėginti gilintis. Tai mano atsakymas daugeliu atveju būtų, kad yra painoka, yra taip daug kur drungna yra, nėra taip karšta ir šalta. Tai pavyzdžiui, taip mes žinom, kad egzistavo dialogo forma kaip labai svarbi, kaip metodas, net galima sakyti, senovės Graikijoje ir daug kas tos dialogus rašė, visi beveik mąstytojai garsus senovės Graikijos, po to romėnų tuos dialogus rašė. Aristotelis turėjo dialogų savo, jie tik neišliko. Sakoma, tai yra traktatai, jo tie užrašai, traktatai, tai iš esmės studentų užrašai jo paskaitų. Tai tas yra dalykas, kad tarsi atrodytų, kad
dialogas kaip iš to, bet galima ten ir kaip forma minties perteikimo dar įdomi, bet tarsi kaip žanras pats senos Graikijai, bet tikėtina, kad ir taip ir buvo vis tiek diskutuojama. Bet dabar, net ir jeigu diskutuojama, ar galime teikti, kad vis tiek nu, kad autoriteto nėra mokytojo, kad, nu, netikiai, kad jo apskritai nėra, bet vis tiek yra tas kažkoks tai mokytojo pagarba, juk kaip visi žiūri ten ir tą Platoną, ir Aristotelį, ir senaisiais laikais jau žiūrėjo į juos labai, nu, kaip kažkokius didžiuosius mąstytojus ir netgi bijodavo, nu, tiesiog kažką unikaliai kurti ir tiesiog į juos atsiremdavo kaip kažkokius tai išskirtinius asmenis, nes yra tie mąstytojai vėlesni, kai tiesiog rašo komentarus ir jie nerašo atskirų veikalų, bet jie komentuoja, ką sakė Aristotelis, ką sakė ten Platonas, ypatingai Platonas. Ir man atrodo, tas rodo jų vis tiek tą kažkokį tai išskirtinumą, kad jie irgi buvo labai aukštai vertinami. Bet aš sutinku, kad bent jau pačiuose dialoguose Platono atsiskleidžia ir kitas dalykas, kad netgi ir to pagrindinį veikėją, Sokratą, ten pavyzdžiui, kad gali kiti diskredituoti, kitos figūros, kad ne visada Sokratas tuos, nu, jis kaip ir pagrindinis, bet kartais jį kiti gali, nu, Ir čia man diskredituoti. labai įdomu, ar pavyzdžiui, va, budistiniai tradicijai yra, kur, pavyzdžiui, budistų vienuolis, nu, labai stipriai iššoktų prieš jį buvusi ir sakytų, Mhm. kad vis dėlto taip, jisai neteisus. Nu, kaip Taip. pavyzdį, imčiau, pavyzdžiui, Nyčę, kuris labai stipriai Mhm. kritikuoja ir tą Tai patį labai Platoną ir gerai. panašiai. Nu, čia tik tai Nyčės atvejis, aišku. Mhm. Ar, tokia, Įdomu, kad ar aha, budistiniai tradicijai tai yra iš viso, ar tai nepriimtina pačiai kultūrai? didieji mąstytojai tibetiečių, kaip ir Tsongkapa, sakoma kai kuriuose biografijose, kad jie sugebėdavo pranokti savo mokytojus ir paprieštarauti jiems. Bet tai labai švelniai pasakoma. Yra tokių mąstytojų, kurie griežčiau paprieštaravo, bet čia jau daugiau toks fenomenas, gal šiuolaikinių laikų ir šiaip daugiau neigiamai tai žiūrima. Nu, taip, arba tai yra, važiuok, tas paprieštaravimo mokytojų faktas, tibetiečių to hagiografijose laikomas kaip genialumo ženklas. Kad jeigu tu jau kažkur yra, kad tu pranoksti mokytą jam paprieštaraujant, tai tu jau esi suvokiamas kaip išskirtinio masto, nu, jau asmenybė. Tai tokių yra palyginti mažai. Tokiuos galima skaičiuoti ant rankų pirštų, kurie įsiskiria tokiu žinotumu. Nu, tai Tsongkapa, Sakya Pandita, toliau Longchenpa, toks būtent Ningmos mokyklos šalininkas, taip pat XIX amžiuje tokių mąstytojų buvo toks Mipfamas, nenugalimasis iš būtent Rimė judėjimo, vienas iš tokių nešališkumo judėjimo atstovų. Ir dar galima minėti tų tokių asmenybių, kurių, vat, kurios biografijose kalbama, kad jie vat, tiesiog, kad mokytojai nebegalėtų jam nieko pasiūlyti. Ir aišku, čia gali būti tiesiog neutralus pasakymas, kad mokytojai nieko nebeturi pasiūlyti, tai tada patys mokytojai nukreipia. Bet kai kada yra, kad kai kuriuose vietose yra tas momentas, kad paprieštarauja mokytojui arba kažkaip parodo, kad mokytas ir jau kažko tai nesupranta. Tokių yra momentų, bet tai labiau išimtis. Tai puikus nušvietimas reiškia, vis dėlto egzistuoja, tik tai vėlgi švelnesnė forma galbūt negu Taip, aš karų sakyčiau, tradicijoje. taip, švelnesnė forma ir jo. Bet šiaip, ką tu atminti, tie dialogas, debatai, ypatingai tarp mokykliniai, jie tikrai egzistavo Tibete. Ir, ir nu, ypatingai Geluk mokyklos viduje nekartą kalbėjau, nuolat yra tas ugdomas įgūdis debatuoti, bet aišku, čia nėra dialogas, čia yra tam tikra jau specifinė forma, to debatas yra specifinė forma tiesiog Kaip veikimo. kažkada knygos pristatymę minėjote, kad iš tikrųjų ten būtent ir Indijoje budistai su to Kanandos mokyklos atstovais ontologiniam temam irgi labai stiprus Taip, prieštaravimai. taip, taip, tai neabejotinai budistai ir visuomet, tai ta
dialogo kultūra kaip poleminė kultūra, va čia reikia atskirti dialogas kaip kur norima įrodyti kitą nugalėti, versus dialogas toks labiau siekiant, nu tiesiog ugdytis ir mokytis, nu, vat, su mokytoju, kad pasiekti tiesą, vat, kaip Platonas. Tai čia kitas dialogas, o ten yra toks karinis dialogas, kurio metu norima kitą nugalėti, parodant savo mokyklos išskirtinumą. Tai tas dialogas jau, nu, ten, net mes ir sakome, kad tai polemika yra. Ir graikiškas žodis polemika nuo žodžio polemos, kas reiškia karas. Tai jau žodinis karas yra, siekiant sutriuškinti Tikrai priešininką. taip. O tarpu dialogas yra, kaip sakoma, toks bendravimas, kai yra du dalyvauja jame ir vienodai kontribuciją padaro. Tai jo, čia aš kažką pašnekėjau, gal kažką tai atsakiau. Ne viską į temą, bet Puiku, ačiū. Nu, yra kryptis, kur jau galima mąstyti taip pat taip. ir palyginamąją prizmę. Andrėjau, Jolanta, Aidai, ar viskas gerai, ar jokių nekyla minčių? Kaip jūsų pusėje, kokios mintis? Nebūtinai klausimai, gal kažką galvojat, nu, jeigu galvojat apie, gal rūpešiai kokie, bet jeigu apie tekstą mastot apie šitą, tai įdomu būtų išgirsti, kas jūsų galvo, ar viskas taip skaidru, aišku, ar gal kažką mastot, kaip kokios tai mintis kyla, vis tiek man būtų įdomu išgirsti ir jūsų kažkokią vieną kitą mintelę. Man turbūt ne, viskas kaip ir girdėta ir kažkokių naujų klausimų nekilo. Tikrai, ačiū, Aidai. Ačiū. Gerai, maždaug supratau, tai tuomet galim judėti prieki. Tai čia nuo šiol dabar pradedam tą dalį, kur jau kartojusi, daugybę kartų kartoju, kur bus nuo mažojo asmens šnekama. Tai, bet pirmą viską perskaitykime tuos, dabar čia tiesiog net taip, nu, labai jau daug tų skirsnelių, pradės nuo bendriausio ir visais vis smulkin. Nu, tai mes viską skaitom, tai ir šitą skaitom. Antroji dalis - būdas, kaip iš šio gyvenimo paimti esmę, turi 3 skyrius. Proto lavinimas kelio pakopose bendrose su mažuoju asmeniu, proto lavinimas kelio pakopose bendrose su vidutiniu asmeniu, proto lavinimas didžiojo asmens kelio pakopose. Tai va, 3 pakopos ir dabar apie tai skaitysiu. Bet dabar pirmoji dalis turi 3 skyrius. Pats mažojo asmens nuostatų lavinimas, šių nuostatų atsiradimo mastas, klaidingų sampratų mastas įdomus, čia reikėtų vėliau, kai skaitysime, aiškinsim, klaidingų sampratų apie ją pašalinimas. Bet dabar pirmoji dalis, tai yra būtent ta dalis, tai yra pirmažojo asmens nuostatų lavinimas, vėlgi turi 2 skyrius. Tai yra proto siekiančio būsimo gyvenimo gerovės sužadinimas ir laimės priemonių būsimajame gyvenime parodymas. Dabar vėlgi atitinkamai pirmoji dalis sužadinimas, proto siekiančio būsimo gyvenimo gerovės, vėlgi turi 2 skyrius, visiškai pasiklysti galima šitoje klasifikacijoje. Apmąstymas apie mirtį, kas reiškia atminimą, kad šiame pasaulyje ilgai nepasiliksime. Antra, apmąstymas apie tai, kas nutiks būsimajame gyvenime. Tai yra apie 2 rūšių gimčių laimę ir kančią. 2 rūšių gimtis, tai atsimenam, galima ten tos 4 blogosios ir 2 gerosios, žmogaus ir dievų kaip ir gerosios, o žmogaus neabejotinai ir už dievų dar geresnis. Ir dabar vėlgi pirmoji dalis yra apmąstymas apie mirtį, turi vėlgi jau nebe 2, o 4 skyrius. Tai trūkumai kylantis neugdomai atsimenant mirtį, tokio ugdymo nauda. Trečia, kokią mirties atminimo nuostatą reikia sužadinti. Ir 4, būdas ugdyti mirties atminimą. Atminimą, atsiminimą, prisiminimą. Neapsisprendžiau, kaip čia geriau verti, ilgainiui gal pavyks nustatyti. Esmė ta, kad čia mes pradėsime, kaip matot,
skleista ta bendra struktūra ir prasideda visas tas skyrelis žemiausio pajėgumo asmenų nuo kalbėjimo apie mirtį. Ir neabejotinai čia galėtumėt vis sakyti, nu jau tikrai, bet daugelį kultūrų ir pagrindas visako apskritai dvasinės praktikos yra mąstymas apie mirtį ir suvokimas laikinumo. Tai čia ir yra nuo to ir nuo pačios esmės pradedama. Ir man tai asmeniškai atrodo labai nuostabiai čia užšiopiamas šitas mirties aspektas kaip tiesiog kertinis mūsų egzistencijos ir mes iki šio laiko suvokiame tai kaip kertinė mūsų egzistencijos aspektą ir nuo jo ir pradedama iš esmės kaip tai, kas motyvuoja esmingiausiai. Niekas daugiau mus nemotyvuoja dvasiniai praktikai, iš esmės tik tai akistata su mirtimi. Ir nuo to ir pradedam. Ir pirmiausiai trūkumai kylantis neugdomai atmenant mirtį. Ir tai yra žemiausio to pajėgumo asmens praktika, bet kaip skaitėm Tsongkhapą, suprantam, kad ta praktika yra grindžianti ir visas kitas praktikas. Jeigu mes nesuvokiam mirties svarbos, tai mes negalėsime aukščiausių tų visų praktikų apskritai įvertinti ir jų rimtai traktuoti. Pirmiausia, rimtai traktuoti jų negalėsime. Tai dabar paskaitykime. Pirma, siekiant išlaisvėmis apdovanoto pagrindo paimti esmę, iš 4 iškreiptų suvokimo pirmiausia kliūtimi tampa būtent nepastovumo laikymas pastovumu. Šis suvokimas yra dvejopas, subtilus ir grubus. Kalbant apie grubųjį nepastovumą, tai yra apie mirtį, žalos vartais tampa pati mintis aš nemirsiu. Nors visi supranta, kad galiausiai kada nors vėliau mirtis vis dėlto ateis, diena po dienos protas vis tiek laikosi nemirimo pusės, galvojant, šiandien nemirsiu. Taip ši nuostata tęsiasi iki pat mirties akimirkos. Jeigu neįsileidžiama į protą priešnodis ir liekama tokių minčių užtemdyta, kyla įsitikinimas, kad bus pasiliekama šiame gyvenime. Kol ši nuostata valdo, nuolat rūpinamasi vien tuo, kaip pasiekti šio gyvenimo laimę ir pašalinti jo kančias galvojant. Man reikia to, man reikia ano ir taip toliau. Tad kadangi neatsiranda protas gebantis svarstyti didžiuosius tikslus, būsimuosius gyvenimus, išsilaisvinimą, visažinystę ir panašius dalykus, neatsiranda ir mintis žengti į dharmą. Žengti į dharmą reiškia pradėti praktikuoti, priimti pirmosius žingsnius eiti link dharmos, Budos mokymų. Net jeigu žmogus kartais imasi klausymus, apmąstymo, meditavimo ir kitų praktikų, visa tai nukrypsta vien į šio gyvenimo tikslus. Todėl, kad ir kokią dorybę jis sukurtų, jos galia lieka menka. Negana to, kadangi net ir tokia dorybė susipina su netinkamu elgesiu, nedorybėmis ir prasižengimais, ji lieka vargiai nesumaišyta su nelaimingu atgimimu priežastimis. Net jeigu žmogus mėgina praktikuoti turėdamas omenyje būsimąjį gyvenimą, jis vis tiek nepajėgia sustabdyti atidėliojimo tingumo manant, vėliau po truputį tai atliksiu. O kadangi laikas praslenka miegant, nuobodžiaujant, tuščiai kalbant, valgant, geriant ir kitaip blaškantis, atitinkama didelėmis pastangomis atliekama praktika, turėtina didelėmis pastangomis atlikti praktiką, taip ir neiškyla, neatsiranda, neateina. Labai puikus, man labai patinka šitas kelias. Man Tsongkhapa rašo čia vos ne nuo šiuolaikiniam žmogui absoliučiai per visus amžius šitas galioja visas tekstas. Atrodo, ta prasmė jinai kalba labai tiesiogiai, bent man. Tai pasiaiškinkime, yra keletą čia tų terminų. Idėja, manau, puikiai aiški, bet pasiaiškinkim terminus. Tai išlaisvėmis apdovanoto pagrindo paimti esmę. Tai mes jau turėjom ilgai išskaitėme apie tai, kad tas pagrindas tai yra iš esmės mūsų tas gimimas žmogumi ir laisvės, tai jau kalbėjom, kad gimsti sutinkamų protų, ten turinčių lankstumą, neturint net nėra jokių tas kūnas mūsų apribotas kažkokios negalės, kad egzistuoja Budos mokymas ir taip toliau. Ir mes norim iš tos egzistencijos žmogiškos paimti esmę, nes esmė nėra būtent
tik pasidžiaugimas gyvenimo, bet iš principo pasinaudojimas tom visam vandenyne tų egzistencijų unikalios progos sukurti dorybių tam tikrų ir pajudėti tarsi visos visatos masteliu linkančio sumažinimo kažkokio tai mastelio, kažką nuveikti tuo, nes kitos būtybės neturi tokios gebos, tokiu masteliu, kaip šita egzistencija žmogiška turi. Bet dabar, sakoma, yra 4 iškreipti suvokimai. Ir čia tai klaidingi suvokimai, kuriuos reikia atsisakyti. Ir vienas iš kertinių iš tų suvokimų yra nepastovumo laikymas pastovumu. Ir manau, visi turime tą tokią įsivaizdavimą, įsitikinimą gan gilų. Ir jis yra dvejopas, subtilus ir grubus. Dabar kokie yra kiti iškreipti suvokimai, tai dar 3 yra. Tai vienas yra tai laikyti tai, kas iš tikrųjų kančia, tie dalykai, kurie kelia kančią, įžiūrėti ten laimingumą kažkokį tai. Trečias dalykas tai yra atlikti, užsiemant netyrais dalykais, čia doroviškai netyrais dalykais, manyt, kad tai yra, neturi kažkokio taip įtakos, blogumo kažkokio. Ir ketvirtas dalykas, manyt, kad yra pastovas kažkokios tai egzistencijos dalykuose savastys. Bet man visi šitie vėlgi susijungia į vieną, persipinę. Nes pastovumas jis jau implikuoja ir kitus dalykus, tai jis yra svarbiausia iš tų. Dabar subtilus ir grubus nepastovumas. Tai grubus nepastovumas yra, manau, visiems labai nesunkiai pastebimas. Tai yra tas faktas, kai sužinom, kad kažkas miršta, tai mes iš karto akistatoje atsirandam priešais tą grubų nepastovumą. Tai yra tai, kad išeina kažkokia egzistencija, tarsi nutrunka kažkieno. Ir šito akivaizdoj mes tuo metu mūsų protas yra tiesiog įtraukiamas į visą tą būseną ir mus tai sujudina, bet po kurio laiko vėl grįžtam į tą tokią, galėtume sakyti, samsaros malonumų įprastą, tą tokį protą mūsų. Ir vis tiek ta mintis daugeliui žmonių, ir aš šiaip irgi pritarčiau iš savo asmenės patirties, vis tiek esti ta mintis, kad jinai šiaip iš prigimties biologiškai, jinai, man atrodo, visiškai suprantama, jeigu žiūrint iš šiuolaikinės perspektyvos, kad aš nemirsiu. Nes jeigu, aišku, čia šiaip daug ką galima diskutuoti, labai geras paragrafas šitas, bet aš irgi nenoriu per daug prikomentuoti, paliksiu jums. Manau, kad išvadas čia galite pasidaryti, vis tiek ta mintis vis tiek esti tam tikro formo, jinai naudinga mums egzistenciškai, bet kartais jie iš principo užblokuoja bet kokią motyvaciją imtis dvasinių praktikų. Nes jeigu mes atvejam mintį šalin mirties, mes tuo pat metu ir mažinam reikalingumą dvasinių praktikų. Nėra visiškai tik tai taip, bet su tuo tikrai susiję nemažai dalykų, nes galime dvasinės praktikas atlikti ir siekiant materialinių tikslų, kaip daug kas ir daro. Noriu išlaikyti egzaminą, noriu, kad man sveikata pasitaisytų, čia tikrai labai dažnas atvejas, nesieki, kad ten amžinojo gyvenimo krikščionybėj, ten turi gal ir šitą mintį, bet tikrai nori daug tų gerų dalykų gauti šiame gyvenime iš tos dvasinės praktikos ir viskas to ok, bet tai nėra aukščiausia motyvacija, Tsongka pasakytų. Ir jeigu nėra tos aukščiausios motyvacijos, tai tuomet ir rezultatas mūsų praktikos nebus toks vaisingas. Maždaug tokia prielaida yra. Ir dabar būtent kaip toliau yra sakoma, kad ta įprasta nuostata, kad aš nemirsiu, jinai tęsiasi ir labai dažnai ir pasiliekame būtent tokioj nuostatoj ilgą laiką. Ir jeigu mes pasiliekam tokioj nuostatoj, tai mes jau rūpinamės tuomet to mūsų samsarinio gyvenimo dalykais ir turim įvairius poreikius ir mums visokių dalykų reikia ir mūsų tokia egzistencija, reikia tą pripažinti. Bet Tsongkhapa iš tos būtent vienuolinės perspektyvos jis žinoma eina daugiau, mes skaitom iš vienuolinės perspektyvos tekstus, kad tai nėra tas
kad galima iš tikrųjų siekti aukštesnio požiūrio. Nes iš esmės didieji klausimai yra galvoti apie būsimuosius gyvenimus, apie išsilaisvinimą, apie Budos būvį, visažinystė yra sinonimas Budos būviui. Ir, ir šitie dalykai turėtų mus motyvuoti iš esmės gyvenime. Nesakau, kad tik tai šitie ir anksčiau skaitėm, kad ir pavalgyti reikia, ir įsimiegoti reikia tinkamai ir panašiai. Aišku, vienuolinis gyvenimo būdas labai struktūruotas, bet tarsi turėtų šitie dalykai pirmiausiai būti dėmesio centre, o ne tie žemiškų poreikių. Bet be žemiškų poreikių, žinoma, mums reikia palaikyti mūsų egzistencijos, mūsų kūną ir taip toliau, bet tai yra kaip priemonė, o ne tikslas. Ir toliau tiesiog dar kitas dalykas pasakoma akivaizdus, kad yra žmonių taip, kurie, jeigu tikrai kartkartėmis pasiklauso to Budos mokymų, apmąsto juos, medituoja taip toliau, bet jeigu juos taiko, čia tą, ką sakiau, šio gyvenimo tikslams, tai tuomet šita praktika neduoda tokių rezultatų. Tai yra tikslas taip pat lemia šiek tiek tų praktikų ir to praktikų sėkmingumą. Įdomi mintis, nes iš esmės labai budizme apskritai svarbu motyvacija. Su kokia motyvacija mes ateinam, motyvacija nulemia net rezultatą. Ne pati praktika, ne tik praktika ta fizinė veiksmo, bet motyvacija žiauriai daug lemia. Budizme, apskritai budizme, ne tik tibetietiškam. Ir dabar apibendrinimas, pabaigiant šitą mano komentarą, tas dalykas, kad tiesiog mes praleidžiame daug dalykų visokių, kurie pernelyg užsisukam tarsi tame rate tos palaikymo egzistencijos arba net iš viso tuščius dalykus darom. Nu, valgyti, gerti, tai reikia valgyti, gerti, bet nuobodžiauti, tai yra ten tiesiog vangiai būti be kažkokio tikslo, jau geriau kažką tai prasmingo nuveikti vietoj to. Ir praleidžiam, kitaip sakant, išvaistom tą brangę tos mūsų egzistenciją, kuri tokia reta toje visoje visatoje, tiesiog darydami dalykus, kurie nėra tokie galbūt reikšmingi. Dalis jų svarbus, bet yra daugiau kaip priemonės, o ne tikslai, o mes kaip tikslus to padarom. Tad iš esmės aš taip suprasčiau šitą ištrauką ir taip, tai kokios jūsų mintis, ar manau, kad čia viskas turi būti aišku, bet gal turit pamąstymų? Nu, aš galvoju, kad čia iš viso labai galinga tema žmogaus mirtingumas ir matau, kad ir budistiniai tradicijai tai labai svarbu yra, ne? Super svarbi. Taip, tai mes ir pradedam dabar Tautvydai atkreipti dėmesį, kad mes iš esmės iki dabar skaitėm beveik, atsiprašau, parengiamuosius dalykus. Ir mes praktiškai tik dabar pradedam tą kelią nuo žemiausio pakopos asmens, pirmosios praktikos, tai yra apmąstymo apie mirtį. Ir tai yra grindžiantis pamatas visiškai visos dvasinės praktikos. Iki tol mes tas savokas visas aiškinamės apie mokytoją, kad mokytojas svarbus, kad ten ta mūsų egzistencija išskirtinė, taip toliau mes tarsi setapinam, ruošiam po truputį, kad apie... Aš per daug ir neįsiplėsiu tada, tiesiog aš noriu atkreipti dėmesį, kad tikrai vakarų tradicijai labai tas mirtingumas nuo pat Homero tekstų faktiškai dievai skiriami nuo mirtingųjų ir ta mirtis yra mūsų egzistencijos pagrindas ir modernioji filosofija, tas pats Heideggeris, paimkim būti ir laiką, ar ne? Sein zum Tode, buvimas myriop, arba iš to taip pat susijęs Zorgė labai egzistencialas, stiprus rūpestis, kad mes vis dėlto tarsi internalizuojame tą mirtį į savo gyvenamąjį pasaulį per jo filosofiją. Tai be galo galinga tema yra vakarų filosofija, na ir tada man tiesiog įdomu klausytis, kaip jau budistai kviečia praktikai per meditaciją, matyti, tikrai vėl klausimas, ar noras įveikti tą mirtį, ar ją kažkaip internalizuoti į savo pasaulį, su ją susitaikyti, jeigu su ją iš vis įmanoma susitaikyti, ko gero. Labai gerai klausi Tautvydai, nes ta mirties atsiminimo praktika super svarbi yra. Ir jinai ta grindvinti, kaip čia matom, ir tikslas yra įveikti mirtį. Mirties įveikimas yra išlaisvimas iš samsaros,
tam, kad daugiau mes nemirtume. Tokia yra konceptuali idėja. Tiesiog konceptuali idėja, siestas įstotas, tokia yra idėja. Viso šito dalyko. Taip yra, aš kaip suprantu, budizme tikrai labai čia skirtumas yra didžiulis, kad vis dėlto tas gimimas yra gyvybės suvokimas, ko galbūt vakaruose nėra, labai individualizuojant to individo gyvenimo, kaip nebepasikartojančio. Taip, kad jeigu gimsti, tai ir mirsi. Tai tarsi tas gimimas nėra laikomas toks vienprasmiškai, tarsi geras dalykas. Jis implikuoja ir mirtį, ir kančią. Tai suprantat, dėl to, norint mirtį nutraukti, reikia negimti. Bet čia būtent, ir čia labai Nyčės filosofija, jis labai stipriai susidūrė su tuo, kaip elgtis, ar ta Viretzurmachta valia galiai turi būti plėtojama. Ir su budizmus taip pat bent jau vėlyvajame tame sąmoningame gyvenime Nyčė kalbasi. Bet čia dabar... Tarsi jį truputėlį irgi negativizuoja tą budizmą, bet bent jau kalbasi su juo bandydamas suvokti, kas ta mirtis yra mūsų pasaulyje, žmogaus pasaulyje. Taip, turiu pasakyti, kad pasakiau taip tikrai labiau per tą nihilistinę prizmę negatyvumo. Nihilistinę ne kaip vertybinę pusę, bet nihilistinę, kad per negatyvę tą aspektą, kad geriau negimti, tai tikrai ne visi budistai taip sakytų. Čia toks truputį į vakariečius patraukiau, jau sakytų, kad reikėtų įveikti šitą perskyrą, tiesiog mirties ir gimimo perskyrą. Nes iš esmės, kaip pavyzdžiui, sakau, tibetietiškai nirvana yra peržengiamas iš esmės kančios ir tiesiog į kančios ir liūdesio palikimas už nugaros. Ir kas tai implikuoja? Tai implikuoja, tai žinoma, ta visa egzistencinė gyvenimiška, ta visa padėtis ta mūsų, bet nėra tiesiogiai pasakoma, kad negimti. Tiesiog, kad, kai kur gali būti pasakoma, bet tai nėra su tokiu krūviu, kad tik tai per tą negatyvę pusę pasakoma. Yra daug ir tų teiginių teigiamų, kad, aišku, kančios nebuvimas irgi neigiamas yra, bet tarsi yra ir pozityvių dalykų susijusių su, kai kas sako, kad yra pilnatvės tam tikrus, kad perėjimas neimplikuoja neegzistencijos absoliučios, neimplikuoja, kad ir kaip keistai skambėtų, bet kadangi ir staiga yra konceptualizuojama budizme sąmonė kaip pamatinis dalykas daugelį tradicijų, tai ta sąmonė, ji gali būti arba suvokimas, jeigu norim sąmonę per daug būtų suvokimas egzistuojantis kažkoks, tai tas suvokimas aš dabar, kai aišku sakau suvokimas, tai vėlgi galime labai, čia tokia spąstai yra, kad sakysiu, tai žiūrėkit, vėl sielos egzistuoja kažkokios, tai esmė yra tokiam abstrakčiam lygmenį mąstyti. Nemąstykim, ne neigiamai, bet teigiamai mąstykim. Ir tai labai keičia kryptį. Jeigu aš sakiau, kad negimimas, tai tiesiog galima kažkaip teigiamai įvardinti tą patį dalyką, nespecifikuojant. Ir jeigu aš specifikuosiu, aš įkursiu kažkokį, tai sakysiu, sąmonė egzistuoti, tai tarsi vos nepadarau vėl dangų kažkokį. Tai budistiniai bandoma pusiai neiti į tas detalius nusakymus, kadangi detalūs nusakymai nirvanos būklės, jie vėl paradoksiškai implikuoja mūsų visą samsarinį pasaulį. Bet iš esmės visuomet galima dalykus neigiamai arba teigiamai kalbėti. Tai teigiamas kalbėjimas irgi yra įmanomas apie nirvaną. Ta reikia suprasti. Tai gerai, aš daugiau tikrai nebesiplėsiu, bet labai dar noriu pastebėti, tikrai atidžiai verčiu, pavyzdžiui, pokalbį su Sloterdaiku apie Nyčę Zaratustrą, ir ten Sloterdaikas irgi labai gražiai pamini, kad šitam veikale, jeigu mes skaitome jį labai giliai, Nyčė kalbasi su Buda, pabodi medžiu faktiškai, vos ne taip gaunasi. Kaip kartais labai sunku tuos tekstus pagauti jų autentišką prasmę kažkuria, ypač genialių tekstų, ko gero. Tai gal tokia mano pastabėlė ir daugiau nebesiplėsiu šią temą. Tai labai gerai, Taučiu, tai šiandien tavo komentarai yra nuostabūs, nes vis tiek kažkokia diskusija atsiranda, tas dialogas atsiranda, kaip Taučiu dar sakei, nes skiriasi dienos, kartais
visi turi daugybę idėjų, žinai, ir Tautvydai. Tuomet būdavo dienų, kai visi nori pasisakyti ir turi ką pasakyti, o šiandien labai gerai, kad tu pasisakai, tu užpildai tą, sukuri tą dialogo galimybę. Tai ačiū tau. Ačiū Jums taip pat. Pasisakyk ir toliau. Tai dabar, jeigu viskas aišku, judam tolyn. Ir taip apgautas vilties, kad kūnas ir gyvybė išliks dar ilgai, žmogus stipriai prisiriša prie naudos, garbės ir panašių dalykų. Kai kas nors sutrukdo gauti trokštamus dalykus, arba kai tik įtariama, kad kas nors galėtų sutrukdyti gauti tuos trokštamus dalykus, kyla stiprus priešiškumas. Neišmanant šių dalykų ydų panyrama į buką nesuvokumą, o iš jo tarsi upės srovės ima veržti stiprus proto trukdžiai ir jiems panašus dalykai - išditumas, pavydas ir kiti panašus aptemimai mūsų proto. Dėl to diena po dienos vis labiau gausėja nedorybingi veiksmai, turintys ypatingą galią nuvesti į stiprias kančias, tokias kaip nelaimingi atgimimai, 10 netinkamų kūno, kalbos ir proto veiksmų, neatidėliotino atpildo veika ir joms artimi sunkus nusižengimai, tikrosios dharmos atmetimas ir kiti panašūs dalykai. O kadangi žmogus vis labiau nusigręžia nuo jų priešnuodžių, gerai išdėstytos dharmos nektaro, jis nukerta pačio aukštesniojo būvio ir tikrojo gėrio gyvybės gyslą. Kai mirtis jį galiausiai palaužia, bloga karma nusiveda į nelaimingų atgimimų vietą, stiprių, šiurkščių, tokių grubių, galima sakyti, stiprių, grubių, karštų ir atgrasių kančių buveinę, kas galėtų būti pragaištingiau už tai. Todėl 400 sakoma, kas galėtų būti pragaištingiau už tai, kai tas, kuriam viešpatauja mirties viešpats, 3 pasaulių valdovas, pats neturintis jokio valdovo, miega tarsi visiškai ramus. Taip pat ir įžengimai bodhisattvos kelią sakoma, įvade, turėsiu iškeliauti viską palikęs, tačiau šito nesuprasdamas, dėl draugų priešų reikalų pridariau įvairiausių nuodėmių arba nusižengimų. Nuodėmes aš visai vartoju, kaip sakiau, motyvavau jau. Tai toliau tęsama ta pati tema ir iš esmės dabar sakoma, kas kyla iš to prisirišimo prie egzistencijos, tai tie visi blogi dalykai ir kyla. Tai nuo to viskas atsispiria nuo to, kad nepakankamai įvertinamas tas mūsų gyvenimo, tas trapumas ir kartu nepriėmė sprendimų pasirinkti kaip tinkamo veikimo mūsų gyvenime. Ir tas dėl to kyla arba gyvenimuose iš budistinės perspektyvos. Ir iš principo, kai tie dalykai, ir čia bandoma tą grandinę parodyti priežastingumo, kiek jinai čia toks tipiškas budistinis dalykas, ta grandinė, tai kai kažko labai tame trokštam tų dalykų, tai natūraliai ir iš to kyla begalės ir įvairiausių mūsų būsenų proto. Juk žinom, jei kažko negaunam, tai didžiulis liūdesys kyla, kančia iš to kyla, jei kažkas trukdo mums gauti, tai mes nemėgstam to žmogaus, kuris trukdo, nemėgstam, čia švelniai pasakyta, gali netgi įsilepsnuot pyktis, priešiškumas. Ir visi šitos būsenos jos, mūsų protą daro tik tai tokį labai specifinį. Iš principo, vėlgi jis tampa toks, kad jis, tarsi protas, jis tarsi, jis tampa nekontroliuojamas, galėtume sakyti, jis tarsi paima tą visą egzistenciją mūsų savo vadžias. Čia paradoksiškai sakau, kas dar kitas galėtų nukreipti, jeigu tik protas, mes esam protas, bet čia kartais budistiniai, koks protas čia galima klausti, nes protas analizuojamas smulkiai, tas sąmonė bendraja prasme, mūsų visas sąmoningumas ir įvairios tos funkcijos proto, tai dalis to proto mūsų reiškiasi per mūsų tuos geismus, troškimus, geismą, pyktį, pavydą, išdidumą ir panašiai, ir iš to viso kyla po to sprendimų priėmimas, veiksmai ir panašiai. Bet tarsi pagrindas yra neįvertinimas to, apie ką mes kalbėjom.
Ir tarsi iš to plaukia, kad yra tie visi, kas mūsų viduj plaukia ir veiksmai. Ir tuomet labai nesunku prieiti prie to, kad mes kažką tai apkalbėsim, pameluosim, arba net, nežinau, smurtaut galime ir taip toliau. Ir daugybė galimybių atsiranda nedarbingam elgesiui iš viso to. Mm, ir kas tik tai gali iš to nedarbingo elgesio plaukia, žinoma, kas plaukia, bloga karma plaukia. Bloga karma tai yra pasiekmes už tuos veiksmus tuomet. Ir čia va šitą visuomet, gal daugelis galima būtų sutikti su daugeliu idėjų, kas pasakyta, bet iš šiuolaikinio perspektyvos aš galėtų pasakyti vėl apie prie tos karmos sustoti ir pradėti ją kvestionuoti. Iš karto sakysiu, kad apie karmą bus labai platus skyrius, detaliai apie karmą skaitysim, Tsongkhapa rezervavo karmai temą atskirai, kur detaliai bus kalbama apie tai, bet pirmą mums reikia pamirti, karma vėliau pasirodys mūsų aptarimo akiratyje. Kol kas priemam tai kaip jau savaime tą dalyką, kad yra tas atpildas, kaip tikras, toks dalykas, jeigu mes suprantam, kad atpildas yra, tai suteikia vis tiek mums tam tikrą moralinę tokią ramumą viduj, kad ir vis tiek, manau, mes kažkiek vadovaujamės ir kasdieniam. Bet čia įdomu, iš tikrųjų, kiek vadovaujamės. Man čia įdomu jūsų būtų išgirsti, kaip jūs, pavyzdžiui, ar įsivaizduojat turite tokį pajūtimą, kad jį kažkas tai kažką blogo padaro. Čia taip vos ne antropologiškai klausiu jūsų suvokinių, kad arba bent jau išmokta tą dalyką, nu, vat, kad kažkas blogo padaro, tai jam irgi blogai atsitiks. Kažkoks toks bendras įsivaizdavimas, jis vis tiek kažkokioj sąmonės kertmėj vis tiek esti, aš drįsčiau teikti. Bet galiausiai privedama tai, kad už tą blogą karmą pasiekmes mūsų tos veiksmų jos veda mus prie didžiųjų kančių. Tos pasiekmes reiškia kaip kančia. Ir kurgi nedaugiau negu tam didžiajam vaizdinyje kančios viršūnėje, tai yra pragare. Ir ten laukia, žinoma, pragaro valdovas, didysis mirties viešpats, sanskritiškai Jama vadinamas. Ir jis ir apibūdinamas 3 pasaulių valdovas, pats neturintis jokio valdovo, nes iš tikrųjų jam mirtis bijo tik vieno dalyko, ko gero tik būdos gali, tai yra to, kuris pabėga už samsaros ir daugiau jam nebegalioja ta visa logika. Taip labai įdomią temą palėtėte sąžinę. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, Heideggeris būtyje ir laikė turi tiesiog kaip atskirą egzistencialą. Sąžinės tas labai atidžiai nagrinėja. Bet va čia klausimas, ar graikai jį turėjo, ar budistai turi tokią sąvoką iš viso sąžiniai. Nes kartais ieškau, pavyzdžiui, graikų filosofijoje, yra dorybė, bet sąvoka, kurį įvardintų sąžinę pagoniškai kultūrai. Gal čia mano neįsilavimas tam tikrai šitoj dar srity, bet aš nerandu pas graikus sąžinės. Jo, paprastai tariama, kad sakoma, kad sąžinė, čia taip konsensusas toks, kad atsiformuoja krikščioniškai pasaulėžiūrai susivokimas toks, apie ryškesnis toks, sistemingas, apie tą, tokią vidinę tokį kritiką viduj, balsą tą tokį. Jie jau turi būti subjektas tą tikrąją žodžio prasme. Ir suformuluoja tai Augustinas, man atrodo, bene, tarp tų krikščionių mąstytojų, vėliau kiti plėtoja, jie ryškiai išskiria tai kaip temas. Taip, čia turbūt nuo Augustino krikščioniškai. Iki to laiko išpažinimuose jo matom, kuris nuolat tą visą gyvenimą savo atpasako ir nuolat, su tokiu gailesčiu ir kaltina save ir kartu gailisi dėl to, ką padarė. Ir po to tai išplėtojama konceptualiai kitų mąstytojų, viduramžių lotynų. Dabar tiesiogiai pas budistus yra tokios kaip vienos griežtos, aš drįsčiau teikti, nėra tokios sąžinės labai griežta prasme, bet aš kažkada esu mąsčius apie tai nemažai, bet dabar šiek tiek man
užsivėlė mano savokynas truputį, nes yra atskiri proto aktai apidarmoje. Tai vat apidarma tai tas mokymas apie mūsų protą, klasifikacija, apie mūsų veikimą proto. Yra tekstai tam tikri. Ir ten yra išskirti tam tikros gebos, tarp jų, pavyzdžiui, atgailos yra geba. Yra Tai turbūt jeigu yra atgaila, tai jau reiškia, yra ir kalties jausmas savo. tai tie dalykai yra ir tiesiog jie išmėtyti yra, bet aš dar pagalvoju, man atrodo, kad gal kažkokia labai specifinė yra, turi būti ir kažkokia specifinė, net labiau nei atgaila. Ir dabar tiesiog, gal Aidai atsimenat apie tai, apie Dharmos, nežinau, aš kaip autoritetą klausiu. Na, žinot, kažkaip, kai išgirdau atgailą, tai kažkaip suabejojau, kad bet dabar ir aš bandau gailėjimasis dėl atliktų darbų. Jo. Kažkas tokio buvo, bet dabar neprisiminsiu, bet kažkas yra tokio. Ten vėliau tekste mini, kad tarsi padeda įveikti blogą karmą dar šiame gyvenime, jeigu suvoki savo sulaužimą kažkokių taisyklių kaip blogą. Ir ten atrodo angliškai irgi verčia kaip pat jau atgaila. Tai tarsi padeda atsikratyti blogos karmos dar šiame gyvenime. Jo, visiškai teisus, Andrėjau, kad tas tiesiog dėl savo veiksmų, čia šekpa tibetietiškai vadina, tai šitas yra. Aš tik tai galvoju, kiek tai dar sąžinė yra, nes sąžinė tarsi visas tas toks, bet čia svarbu, kad kažkokie atitikmenys aspektai kažkokie to yra, gal sąžinės kaip tokio konceptualizuoto vieneto, Bet gal čia ir kita problema, žiūrėkit, judaizmo tradicija, Dovydas tas giesmes iš atgailos sukuria, kad nužudė moters vyrą kaip karalius, pastatė į bendras karo gretas priekyje kaip avangardą. Tai gal to, ko būtinai žodžius neįvardinę sąžinę, tai nebūtinai tai neegzistuoja, ko gero. Būtent, tai tikrai taip. Tai egzistuoja lygiai toks pat konceptualizavimas neegzistuoja šito dalyko, bet galima per kitus dalykus paaiškinti. Čia įdomu, šitas, kad jeigu neįvardinai, tebūnie kaip tu sakai, nekomplikuosiu dalyko jo. Tai čia įdomu, kad šitam, tik pabaigiu, kad tas paminėtas mirtis paminėta ir mirtis čia yra kaip irgi mirtis personifikuojama ir čia įdomu, kad ten yra mirtis kaip tiesiog pats trapumo faktas mūsų. Tiesa, aš dar ten prisiminiau, kalbėjau apie tą grubų tą laikinumą, tai mirtis, o ne grubus laikinumas yra tiesiog tas pats faktas, kad viskas kinta nuolat tokia mikroskopiniam lygmenį. Taip pat tai mes nesusimastom, nebent taip kasdien nesimato, tai ten gilesnis supratimas, bet dabar tas mirtis kaip tas faktas ir dabar mirtis kaip personifikacija tam tikra atpildo. Čia mirtis atlieka tą funkciją, kad tai yra kaip kažkoks tai tas valdovas požemio, jis įkūnija tą atpildą, man atrodo, labai kartu, nes tu su juo susiduri ten pakeliant tą kančią visą. Nes pats tas įvykis, tai jis, čia galėtume sakyti, čia kaip yra ten tos, žinot, konceptualizacijos, ten kokiu nors apie kūro, ten sako, kam čia bijot mirties, nes kai mirsim, po to manęs nebus vis tiek, tai ir panašiai, kad Jo, su mirtim labai toks sudėtingas filosofų, labai nelengvas. O čia bando pasakyti, kad ne, mirtis yra daugiau, tai nėra tik tai nebuvimas, nes jeigu aš nebūsiu, tai gal nėra problemos, bet aš tą mirtį sutiksiu kaip kančią, būtent didžiulę kančią, kuri tęsis. Čia tą norima pabrėžti, čia svarbus ir tuomet neišeina to judesio daryti, kad kaip mėgsta, kad apžaist, kad čia gal reikia tiesiog susitelkti šį gyvenimą ir nes nepajausim, kaip mirsim,
O tai jeigu nepajausim momento, kai mirsim, tai tuomet mes kentiesim greitai atgimdami pragare. Ir tuomet jau kentiesim, oi, taip ir taip. Tai tarsi norima vis tiek pasakyti, kad svarbu su tuo skaitytis. Neišeina tas judesys nureikšminimo mirties. Taip, tai šitas tuomet, ką judam prieki tikriausiai. Ir dabar taip, tai įveikiam tą skirelį apie mirties atminimo trūkumai, jeigu kas vyksta, kai mes neaugdam, ir dabar atsiminam 4 yra. Ir dabar perinam prie mirties naudų atsiminimo. Kokia nauda? Tai viskas buvo sakoma dabar neigiamai, visas blogybės, jeigu mes net kultivuojam, iš esmės, ką reiškia tas kultivavimas, tai žiūrės yra meditacija. Čia ta analitinė meditacija, kuri mes jau išmokom, kad Tsongkhapa yra ta analitinė meditacija ir yra ta tiesiog sutelkimas dėmesio objektą. Tai čia yra apie mirtį, reiškia analitinė meditacija. Mes nuolat laikom tai galvoj, nuolat apmastom iš įvairių kampų perspektyvų ir tas apmastymas turi atnešti transformaciją mūsų pasaulėžiūroje, mūsų dar iš pradžių tiesiog įsitikinimuose, po to, kai įsitikinimai pasaulėžiūra visa keičiasi ir sukurti mums pagrindą motyvacijos, kuri paklotų kelią praktikai gerai. Ir skaitykime dabar apie ugdymo naudas. Tai kalbant apie antrąjį mirties atminimo ugdymo naudų skirsnį, jeigu žmogui atsiranda tikras mirties atminimo suvokimas, tuomet, pavyzdžiui, suvokas, kad tikrai mirs šiandien arba rytoj, net ir turintis bet menką tarmo supratimą, pamato, jog artimieji, turtai ir kiti panašūs dalykai negalės jo lydėti kartu. Todėl silpsta jo troškimas prie jų prisirišti ir daugeliu savaime kyla noras dosnumu ir kitais būdais paimti iš šio gyvenimo tikrą esmę. Lygiai taip pat, ugdydamas mirties atminimą, žmogus ima matyti, kad visos pastangos dėl pasaulietinių dalykų, naudos, pagarbos, šlovės ir panašių siekių yra be esmės, tarsi pelų vėtimas, tampantis apgaulę šaltiniu. Todėl jis nusigręžia nuo netinkamų elgesių ir nuolat bei pagarbiai stengdamasis kaupia gerus veiksmus. Eina prieglobsčio arba siekia prieglobsčio, ieško prieglobsčio, laikosi dorovių, nes čia turime minti prieglobstis į Budos mokamą ir vienuolius arba vienuolės. Ieško eina prieglobsčio, laikosi dorovinės drausmės ir atlieka kitas panašias dorybės. Taip jis iš to, kas savaime neturi tikrosios esmės, kūno ir kitų panašių dalykų, paima aukščiausią esmę. Pats pakyla į kilnėje būseną ir ten pat veda kitas būtybės. Kas galėtų būti prasmingiau už tai? Todėl mirties atminimas skiriamas daugeliu palyginimų. Štai, didžiojo Nirvanos sutroje sakoma, iš visų derlių aukščiausias yra rudens derlius, iš visų pėdsakų aukščiausias yra dramblio pėdsakas. Taip pat ir iš visų suvokimo aukščiausias, viršiausias, svarbiausias yra nepastovumo ir mirties suvokimas. Nes juo pašalinamas visas 3 sferų troškimas, išmanimas ir ištitumas. Panašiai mirties atminimas skiriamas ir kitais palyginimais. Jis vadinamas kūju, kuris vienu įpūsiu triuškina visas proto aptemas ir visą netinkamą elgesį, pat didžiaisiais vartais, pro kuriuos įžengiama į visų dorybių ir viso gėrio įgyvendinimą vienu metu. Taip, tai kaip minėjau, dabar visi pozityvūs dalykai yra išdėstomi ir kažkiek pakomentuosiu. Tai tas, žinoma, supratimas iš karto implikuoja nemažai dalykų, kurie keičia, kaip ir ta seka buvo nurodyta, kas seka blogi dalykai, dabar teigiami dalykai. Tai jeigu suvokiame, kad mirties iš tikrųjų pasiglemžt gali bet kada ten ir panašiai, tuomet mes susidam prioritetus gyvenime visiškai kitokius. Galbūt mums nebe taip svarbu tampa turtas, pavyzdžiui, kaupimas, čia artimieji, čia įdomiai, pavyzdžiui, mes kaip tik sakytume, yra šiuolaikinis pasakymas, va žiūrėkit, mirtis pasiglemžti, kaip tik artimieji labai svarbu mums, o čia atvirkščiai sako, kad kai suvokama, kad mirtis gali būti, tuomet artimųjų tarsi
nebevertinam. Ta prasme, nevertinam, kad mes prie jų, aš taip suformulavau klaidingą dilemą, kad tiesiog, kad artimieji taip pat yra laikini. Tai gal nėra prieštaravimo, pamirškit, ką sakiau. Tarsi tai artimieji taip pat yra laikini ir jie tai nėra kažkokie objektai, nu, tos tokio verti prisirišimo. Ir tuomet mes persidėliojame prioritetus, galbūt mes norėsim, tarkim, atiduoti visą turtą, paaukoti labdarai, arba tikrai kažką daryti prasmingo, vartant to, kad prisidėt prie gerovės. Ir tos siekis pagarbos, šlovės ir taip toliau, tai yra kaip pelų vėtimas, graži metafora irgi, kad norim grūdų, iš tikrųjų norim kažko esmingo, bet visi šitie dalykai yra kaip pelai, iš tikrųjų jie niekur neveda iš tokios galutinės perspektyvos. Iš to malonumo perspektyvos viskas tvarkoj, bet tarsi iš tos galutinės aukštos perspektyvos tai yra toks gan apgaulės šaltinis. Ir tai tarsi toliau ta seka eina iš to, kas kyla, kad ir dorybingi veiksmai atsiranda ir taip toliau. Ir nežinau, net neverta komentuoti už to, kad supaimi iš to gyvenimo esmę, siekdama dvasinių tikslų ir pakyli tą kilnėje būseną, tai kilnioji būsena yra bodhisattvos būsena, budos būsena pati kilniausia. Ir tu sieki vesti ir kitas būtybės ir link to paties tikslo. Ir po to palyginimai taip pat, kurie galbūt tokie gal kaip ir aiškus, kad norime pasakyti, kad iš didžiosios Nirvanos sutros, kad iš esmės tas mirties suvokimas jis ir šalina visus tos protinius trikdžius pagrindinius. Tai tas troškimas dalykų, prisirišimas prie jų, prioritetų susidėliojimas, pasaulyje žiūrinis, tas neišmanimas mažėja. Bet mūsų prasme, tikslą, dalykų išdidumas, nesusireikšminimas ir jie suvokiant mūsų laikinumą, trapumą ir taip toliau, vis šitie dalykai labai gražiai gali būti panaikinami mumyse. Ir tas kūjas lygiai taip pat tą patį ir įdomu, kad tai ir sutriuškina blogas savybės ir tuo pat metu pastato vartus tarsi. Tampa tas mirties apmąstymas yra kaip vartai į visas dorybės. Labai gražiai pasakyta. Ir kūjas, ir vartai vienu metu. Tai vartai šiaip mėgsta metaforų labai. Durys labai labai daug naudoja budistai šitą įvaizdį. Ir labai įdomu, nes tarsi transcendencijos kaip tokios ir nėra, ar ne? Tie vartai vakaruose krikščioniškai tradicijai tarsi būtų jau į anapus kažkur. O čia tarsi tos transcendencijos kaip ir nėra. Ar iš samsaros ratai galbūt? Iš samsaros rato vartai turbūt, ar ne? Bet tie vartai, norime pasakyti, kad jie yra vartai jo ir viso gėrio įgyvendinimą, tai kad galiausiai tai perspektyvoje į išsivadavimą iš samsaros veda. Tai tas išsivadavimas, nu šiaip tai turi transcendencijos požymą, nes transcendencija yra peržengimas kažko, tai nu tokia plačiausia prasme. Arba Nyčės žodžiais iš amžinojo sugrįžimo rato tarsi irgi būtų. Taip. Tai aišku, transcendenciją galima suvokti kažkokį tai būvį ir tą tokią kantišką prasme, kad yra būvis, kuris nėra prieinamas mums, bet jis gali sąlygot mus kažkaip net ir nesant prieimo, jis turi kažkokią tai veikimą, bet jo mes negalim pasiekti. Taip. Bet čia vat, ta transcendencija kaip peržengimas, jis, ta prasme, iš to vat esti, nes samsaros įveika tai yra transcendencija, ta tokia procesualia prasme. Perėjimas į kažką tai kito, tik tai, kaip minėjau, jau užsiminiau, kad specifikavimas transcendencijos yra prieštaringas. Nes... Tikrai taip, nes transcendencija tas lotyniškas žodis peržengti reiškia tiesiog. Tik tai tiek reiškia. Tai jeigu mes peržengiam, jeigu dabar piešim tą transcendencijos paveikslą, tai mes vėlgi grįžtame tą pačią samsarinę logiką labai dažnai. Tai tarsi tebūnie paliekam
Tai ir šiaip čia super klausimas, man visada domina, iš tikrųjų, nuoširdžiai man labai domina transcendencijos nusakymas, aprašymas, Ir kaip tas artikuliavimas. vaizdinys keičiasi tiesiog, Jo. ar ne, istorijoje. Ką galima apie transcendenciją pasakyti tokio prasmingo ir kad nevalkioti transcendencijos, nepadaryti jos atvaizdu kažkokiu mūsų tos tikrovės. Nes rojaus vaizdinys tai yra tam tikra kopija mūsų gyvenimo. Iš principo ta tokia rojus kaip transcendencija. Tai tos sąvokos labai nusivalkiojo, dar atsimenu iš Šliogerį, žinai, Dievas kažkuria prasme yra sąvoka, kur irgi labai išsivadėjusi. Per daug turinio ten per istoriją prikrauta buvo. Būtent, jo, tai tarsi norisi kažkokio tai įdomesnio, tokio gilesnio to pažinimo transcendencijos ir, budistinė transcendencijos, tegu nepavadinsi transcendencijos samprata budistinė, per tuštumos prizmę, ji veda link tos įdomesnės, manau, suvokimo, ką reiškia peržengti, kad tas peržengimas jis iš esmės, čia dabar prasidės kalba apie tuštumą, tai nenoriu leistis, bet tas peržengimas jis yra, nenoriu visai kortus maišyti ir pripainiot, bet dažnai sako budistai, kad samsara ir nirvana yra susijusi. Čia toks labai, labai dažnas pasakymas. Kad iš tikrųjų tas peržengimas jis yra toks, nėra toks. Jo, dabar galiu suveliu čia iš kitos perspektyvos apie tą pačią problemą pasakoma, kad norim pasakyti, kad šitie dalykai yra susiję glaudžiai ir be samsaros nirvanos taip pat mes negalime, tarsi pasiekti, kad tai yra šitie du dalykai glaudžiai susiję kaip pusės dvi vienos monetos. Kaip viena ir ta pati tikrovė turi tuos du atspalvius nirvanos ir samsaros. Ir tuomet tas peržengimas iš tikrųjų nėra jau toks ir peržengimas, nes vis tiek mes esam tarsi, tebūnie ta moneta viena, bet aš dabar sakau, nenoriu leistis pernelyg, tai tik tokį įvaizdį palieku bendrinį, gal kažkokį apmąstymą galėtų sukelt. Jo, aš galvočiau, kad daugiau gal neimkim, dar mirties atminimo ugdymo naudos dar bus paragrafėlis vienas, ar gal net du paragrafėliai, bet turint minty, gal vis tiek jau artėjom link 7:30, tai čia sustos. Labai įdomi paskaita, bent jau man asmeniškai, tai tikrai, manau, kad tikrai užtenka čia. Gerai. Ačiū Tautvydai ir tau už klausimus, pastebėjimus. Kaip kiti, Andriejau, Jolanta, Aidai, ar turit dar kažkokių tai kažką pridėti apie mirtį apskritai jūsų, ar kažkokių pažiūrėjimų, pastebėjimų, ar budistinę tą supratimą, kažką norėtumėt gal paklausti, ar išryškinti, ar pastebėti. Jeigu nėra, tai aš esu jums labai dėkinga už jūsų laiką ir bandykime susitikti, kaip toliau įprastai, kitą savaitę antradienį, tęsti toliau skaitimus, toliau apie mirtį, mirties tą refleksiją ir judėti keliu Lambrimo Ančiamo. Tai visiems tuomet linkiu gražios likusios savaitės ir iki. Iki. Ačiū, viso gero. Ačiū, sėkmės, viso geriausio.